Tai prašau, bet galim šnekėti. Aš uždėsiu kokią muziką ant tos medžiagos. Žinok, labai gerai. Taip gerai, kad net neįmanoma papasakoti, nes aš bandžiau keliam žmonėm pasakoti. Aš labai daug prifilmavau. Man atrodo, dėl to aš ir filmavau, kad aš paskui pati galėčiau patikėti, kad taip gali būti. Žinok, daug labai visko. Filmavau, kaip išventina visas naujas šventyklas, pastatų inauguracijas, mokyklų visokių naujų atidarymus, ligoninės skyrių. Labai daug visokių tokių keistų, stiprių reikalų prifilmavau. Čia irgi geras. Jo, daugiausia tai ten kažkaip nešiojo kojos. Nes aš matai, buvau atskirai nuo visos chebros, gal 2 savaitės buvau viena lietuvaitė visą Mudenahalį tarp 1000 žmonių. Ten taip gavosi. Nu, be jokių lietuvių. Ta prasme. Ne viena, ten buvo daugybė, aš ten su 8 mindėm gyvenau palapiniai. Ir jo. Nu, buvo per gimtadienį ten daug labai visko. Kokie nors ortodoksinė etno gerbėjai, tai pasiūstų mirksinčių, žinai, diodinius. Bet čia tikrai koks siaubas tokio. 2 žirgeliai, labai gražus ir leidžia dabar Tadas visokiam keistom spalvom. Fioletiniai, mėlyni, rūžavi, raudoni, žali. Ir taip mirguliuoja. Ir gaunasi visai kitokie ženklai. Ir dar mėnulis šviečia, ir dar rotušė. Ir dar sakė, kad tautos namai užsakė. Ką jam tie tautos namai užsakė? Kažkokį fejerverką. Tautos namai nežinojo, ką užsakė. Jie turbūt nežinojo, ką užsako.